Nuo 2014 m. rugsėjo 1 dienos įsigaliojo naujas dulkių siurblių ženklinimas. Todėl šiandieną norėčiau papasakoti jums, kaip jį reikėtų skaityti ir kaip jį suprasti. Viršutinėje lipduko dalyje galite rasti gamintojo pavadinimą ir modelį. Taip pat viršutinėje lipduko dalyje yra nurodoma dulkių siurblio energijos efektyvumo klasė, kuri yra žymima nuo A iki G klasės. Pati efektyviausia šiai dienai energetinė klasė yra A, pati prasčiausia yra G. Svarbiausia lipduko dalis yra apačioje. Ji aiškina, koks geras arba ne yra dulkių siurblys. Išvalymo kokybės klasė ant kietų grindų žymima nuo A iki G. Ir didžiausias iššūkis visiems gamintojams yra pasiekti kaip įmanoma aukštesnę išvalymo kokybės klasę ant kilimų. Jos lygiai taip pat yra žymimos nuo A iki G klasės. Tai reiškia, ar dulkių siurblys išvalys tik tais kilimo paviršių, ar išvalys ir giluminį kilimo sluoksnį. Šis dulkių kamuolys ir klasės prie jo parodo, kaip gerai dulkių siurblys išfiltruoja išmetamą orą. Tai ypatingai svarbu žmonėm, kurie turi tam tikrų kvėpavimo problemų arba alergijų. Šis simbolis ir skaičiai esantys jame parodys, koks triukšmingas dulkių siurblys yra arba tylus. Kuo mažesni skaičiai, tuo dulkių siurblys tylesnis. Kuo didesni skaičiai, tuo dulkių siurblys triukšmingesnis. Ir paskutinis simbolis lipduke nurodys, kiek elektros energijos dulkių siurblys sunaudos per metus. Taigi apatinėje lipduko dalyje esančios 5 ikonos jums papasakos, kaip gerai dulkių siurblys išvalo grindis, kilimus, ar jisai išfiltruoja orą, kokį triukšmą jisai skleidžia ir kiek elektros energijos sunaudoja.